Otfrid Preußler. Plėšikas Hotzenplocas. 8 dalis. Petrozilijus Cvakelmanas. Didysis piktasis burtininkas Petrozilijus Cvakelmanas niūrus kiūtojo savo burtų pilies virtuvėje ir skuto bulves. Kaip sakyta, jis buvo didis burtininkas ir lengvai galėjo žmogų paversti bet kokiu gyvuliu arba šiukšles auksu, tačiau padaryti taip, kad bulvės liktų be žievės, jam dar niekada nebuvo pasisekę, nors ir kaip stengėsi. Tad jei nenorėjo tenkintis vien makaronais ir kruopom, turėjo retsykiais užsirišti prijuostę ir sėsti prie kibiro bulvių. Visos mano kančios per tai, kad neturiu tarno, dūsavo didysis burtininkas Petrozilijus Cvakelmanas. O kodėl jis neturėjo tarno? Todėl, kad nerandu tokio, kuris man tiktų, galvojo jis. Tarnas pirmučiausia turėtų būti kvailas. Tik tai kvailį galėčiau priimti į savo burtų pilį, nepasidarydama žalos. Mat burtininkui labai sunku kiekvieną sužiūrėti. Tad kol kas geriau pats skusiu bulves, nors negaliu to pakęsti, negu įsileisiu lapę vištiden. Šitai bemąstydamas Petrozilijus Cvakelmanas net liovėsi skusti, bet paskui vėl paėmė bulvę ir tada pasigirdo skambutis. Luktelkėt, sušuko didysis burtininkas Petrozilijus Cvakelmanas. Tojau ateinu. Jis išbėgo į priengį, įsikibo į sunkią sklendę ir jau norėjo atverti pilies vartus. Bet paskutinę akimirką jam dingtelėjo, kad yra su prijuoste. Trūksta dar, kad kas nors jį šitaip apsitaisiusi pamatytų. Vėl skambutis. Einu, palaukit, sušuko Cvakelmanas. Jis nusitraukė prijuostę, bet kur ją dėti? Fokus pokus. Didysis burtininkas Cvakelmanas praktelėjo pirštais ir prijuostė pati nusklendusi į virtuvę pasikabino ant vagio. Trečias skambutis. Petrozilijus Cvakelmanas atitraukė sklendę ir atidarė vartus. Lauke su maišu ant kupros stovėjo plėšikas Hotzenplocas. O čia tai bent, sušuko didysis burtininkas nudžiugęs. Tu dar gyvas, senasis drauge. Malonu tave matyti, malonu. Ar užeisi vidun? Mielai, atsakė Hotzenplocas. Petrozilijus Cvakelmanas nusivedė jį į savo kabinetą. Hotzenplocui tai buvo didelė garbė. Į kabinetą didysis burtininkas kviesdavo tik geriausius draugus. Paprastus svečius priimdavo, jeigu išvis priimdavo, pilies salėje. Cvakelmano kabinete stovėjo didžiulė knygų spinta, prikimšta storų oda aptaisytų knygų. Storų odos viršeliais knygų šūsnis riogsojo ir ant jo stalo, ant palangių, ant grindų. Viršum stalo kabojo krokodilas. Netikras, o iškamša. Tolimame kampe atremti į sieną stovėjo žmogaus griaučiai su degančia žvake dešinėje rankoje. Petrozilijus Cvakelmanas klestelėjo į fotelį už rašomojo stalo, o svečiui parodė krėslą priešais. Gal prisėsi, bičiuliai? Hotzenplocas linktelėjo ir atsisėdo. Šniūki tabako? Paklausė didysis burtininkas. Visuomet. Cvakelmanas praktelėjo pirštais ir atkišo ranką. Joje kaip mat atsirado sidabrinė uostomojo tabako dėžutė. Burtininkas padavė ją Hotzenplocui. Prašau vaišintis. Hotzenplocas paėmė gerą šniūkį ir patraukė nosin. Po to ėmė taip baisiai čiaudėti, kad krokodilas tik per plauką nenukrito iš palubės.
Kad tave, velniai mano mielas, čia tai bent tabakas. 3syk aštresnis už grūstą stiklą. Kur tokio gauti? Namėnis, atsakė didysis burtininkas Cvakelmanas. Mano paties maišytas, markė Nosies paguoda. Prašau, dar pasivaišink. Hocenplocas nušvito. Jam toptelėjo gera mintis. Jis paėmė šniūkį tabako ir užsičiaudėjo. Paskui tarė: Aš siūlau sandėrį. Sandėrį? Kilstelėjo antakius Cvakelmanas. Taip, atsakė Hocenplocas. Tu man duodi uostomojo tabako, o aš. Cvakelmanas suraukė nosį. Kągi tu gali man pasiūlyti, paklausė jis. Ar nežinai, kad aš turiu pinigų kaip šieno? Kas tau sakė apie pinigus, tarė Hocenplocas. Aš turiu geresnį pasiūlymą, spėk kokį. Petrozilijus Cvakelmanas suraukė kaktą ir susimastė. Hocenplocas valandėlę palaukė, paskui tarė: Gal padėti? Aš siūlau tai, ko tu seniai ieškai, bet nerandi. Tai, ko aš seniai ieškau, bet nerandu? Sukluso didysis burtininkas. Gal naujos burtų knygos? Ne, tarno. Ha? Sušuko didysis burtininkas Cvakelmanas. Tarną siūlai? Iš tiesų? Bet ar jis pakankamai kvailas? Kvailesnio negali būti, atsakė plėšikas Hocenplocas. Kurgi jis? Va čia, maiše. Hocenplocas atmezgė virvelę, kurią buvo užrišęs maišą. Maišas nusmuko ir pasirodė Kaspariukas su zepuko skrybelė ant galvos. Petrozilijus Cvakelmanas spraktelėjo pirštais ir jo rankoje atsirado akiniai. Jis pasibalnojo jais nosį ir ėmė įdėmiai apžiūrinėti Kaspariuką. Kaspariukas nutaisė kiek įmanydamas kvailesnį veidą. Ar jis toks kvailas, kaip atrodo? Paklausė didysis burtininkas Cvakelmanas. Bent jau toks tai tikrai, atsakė Hocenplocas. Tada gerai, tarė Cvakelmanas. Tada labai gerai. Kuogi jis vardu? Zepukas. Aha, tai va, Zepuk, aš tave priimu. Ar moki skusti bulves? Aišku, ponia, Šnakelmanai. Petrozilijus Cvakelmanas įdūko. Tu iškraipai mano pavardę, vaikėze, sušuko jis piktai. Be to, aš esu ne vien ponas, prašau mane kreiptis didysis burtininkė Petrozilijau Cvakelmanai. Įsidėk tai galvon visiem laikam. Gerai, didysis burtininkė Ceprodilijau Vakelcanai, nekaltų veidų ištarė Kaspariukas. Pragaro smala! Didysis burtininkas Cvakelmanas nutvėrė Kaspariuką už apykaklės ir gerai papurtė. Manai, kad aš leisiu tau iš mane šaipytis? Gal nori, kad to jau pat paversčiau beždžionę arba slieku? Petrozilijus Cvakelmanas spraktelėjo pirštais ir pabraukšt jo rankoje atsirado burtų lazdelė. Bet Hocenplocas jam sutrukdė. Jis nutvėrė Cvakelmanui už rankos ir ėmė raminti. Zepukas netyčiomis iškraipo tavo vardą, bičiuli. Jis tiesiog toks kvailas, kad nieko negali įsidėmėti. Ak, šitaip, Petrozilijus Cvakelmanas nusijuokė. Hocenplocai, sušuko jis. Tiesiog negaliu apsakyti, kaip aš džiaugiuosi. Tasai Zepukas man patinka. Geresnio mano ūkiui nerasi. Tuojau vedu jį į virtuvę ir tegu skuta bulves. Paskui galėsim ramiai susitarti dėl kainos. Geriau iškart susitarėm, tarė plėšikas Hocenplocas.
Galim ir dabar, aš siūlau, tarkim, pusę maišo uostamojo tabako. Pusę? Nesutiko Hocemplocas. Ar ne per mažai už visą tarną? Gerai, tarė Petrozilijus Cvakelmanas, gausi visą maišą. Sukertam? Ir atkišo Hocemplocui dešinę. Sukertam, pasakė Hocemplocas ir sukirto. Nuo šiol gali su Zepuku daryti, ką nori. Jis tavo. Pabaiga.